Visą seiną čia pastatė. Didelė teritorija. Jau normalią laiką minų. Žinai, ką pagalvoju, gerai, kad suspėjo. Čia nežinosi. Gal metą, gal keli. Ir nugriaus toks dalykas. O čia angaras buvęs. Tai jo, kasgi čia per teritoriją nepasakiau. Čia buvus raketinė bazė. Kad labiau suprastum, tai Šateikių, ta bazė, į tuokį aš palyginus prie šią teritoriją čia visai kit lygis. Tik, kad čia nieko nėra. Čia rašė, kad paruošti raketą galėjai traukti iki 3 valandų. Net nepažiūrėjau iš tikrųjų, kas čia buvo informacija. Bet kažką net nepaskaičiavo. Prasidėjai vėl užmiršt kraštas. Kažkiek un čia aptiesęs. Jo, kai papuolį užmiršt. Čia net namų nėra, nežinau, jokių kilometrų. Kaž, nebuvo gyvenim tas su to susidursti. Tai čia į tu įkveit, kad pastovė ryšios nėra. Man nutraukinė navigaciją. Vienom peradresam. Nu, aš čia nesenė tai išsiaiškinta. Žodžiu, tik 7 kilometrų belenkiek. Tai nežinau, kiek čia tiesės atkarpų, kiek čia to ryšiaus nebus. Nes jeigu tai aptoliat, čia aš nežinau, kiek kilkų dasidės. Toks didelis apmalas. Nes, karoči, nutos Lenino galvos. Ir dabar važiuoju. Turėjau 100 kelių. Čia, karoči, jau kaip atsibudau. Kad čia lyg ir pasikeit maršruts. Žiūrėjau 138. Tai, nu, fine. Tai kas ten kap ten kon, ogi tep, ka vakar tikrai užsiknisau. Bet kui kveitėl šitą. O šitą priveš su bačkelį. Čia jau da išbandys tom dvairat. Kaip čia sonau. Va, tai šitą, va, kaip idėja man visai patinka. Gal reikės va tuik bandyti pasidaryti. Dėja, nepasakyčiau, kad čia savo patogiai važiuojas. Nu, šitą nemokama. Tik sugebės išsaugoti, kol pravažiaus. Vietom turėti pravardį. Bairbals. Ganėtina modernė, atrodo. Vat Latvijoje ir skumbių pavadinimu.
Rūbnių konservų pramušiau. Jėgos maistas. Ar tikėjęs, kad čia atsidurs? Aišku, tikėjęs. Tik tą įdomu, ar ir vėl bus be gal sunku rasti, kur palapin pasidėti. Bet vaizduoju, vis dar nesutikau nei vieną kitą backpackeriaus. Tokia atkarpa, kai ne visai ko pamatyti. At man labai patinka, kad aikštė yra dviračio vietos. Tai saugia jautys vate pažiūrės. Sekas man šitas užtrauktukas. Šiandien labiausiai paragau iš visų dienų. Jau net palapin belenkiai tingėjau statyti. Jeigu nori stuknist powerbank, šitą tau firmą užgarantuot. Jo, šis tai toks jau įdomesnis. Šalmą buvau pamiršęs. Kažkokių 2 kilų atsibudau, kad kažko trūksta. Da taip nebuvo. Tai bent šypsena. Vat šiandien tai tikrai, kad nepaslenku mintį. Mano didžiausias draugas. Kabenu. 2 kiltą numinio šiandien. Ir belenkiek nebepaslenku. Šiaip netai pradėjau vėl minti. Ada prišvėjai. Tai klaikė šiandien minas. Jie kas žinok, kad palikau tau dovanas. Gal ton pavadint modernę. Miestas pasirodė čia tikrai nemažas. Ir žmonių pripildyti tropne. Bet mata, mokyklos direktorius paminklą gavo. O čia va, rašytos. Bet va čia įpaėms Estijos miestas, kad matau daug pijokų. Čia jau tropne. Armėnijos ir estų draugystė minim. Laisvės statulų. Ministerija. Daug čia tų statulų. Vėl čia rašytos. Spiekas čia. Ogi vėl rašytos. Prie viso to gerą vaizdą tik veina reikėtų. Tas vėliavos veinos neturėtų būti. Jo, nebloga čia visai. Turbūt ne visada ir ko pasakyti. O kol kas daug čia visko. Kažkaip turi įtarėm, kad galba greit gal baigtis. Susidarau tokį įspūdį, kad čia kaip koks skulptūrų miestas būtų. Nes, ką pagalvoju, tai nežinau, kur aš esu numatęs. Įdomu, kas čia bevaizduoju. Šitą miestį vat jau labai daug rusų kalbos girdėti. Viesda labiau užkel. Čia pasirodė yra muziejus, bet 2 eurų, tai kažkaip nelabai. Noras, ne. Šio vakar pasaka. Apie kontą pasaka. Turbūt reikia apie estus biškį pakalbėti. Tai va. Čia sporto lygis aukštas. Dručkių dažnai nepamatysi. Koks 85% merginų nenaudoja makiažą, jokių blakstienų, ontakių. Tai nuostabus reiškinys.
Aš tikrai palaikau grynuomą. Ir vėl aš čia. Oskaras Vaildas. Tai va, miestas tikrai nemažas, bet pamatyti nepasakyčiau, kad labai daug. Daug muziejų, bet visi nepigūs. O vat man čia Powerbanką visi numirė. Bet gaidiškiausias visgi tai tikrai kažkajomis. Tai po 2 štopų talpos. Gal 2x pakroviau ragėlį. И тогда tik tai iki 8% pastatys. Ir viskas. Lyg ir praeito kelionė viskas normaliai sana buvo. Nu, bet kinietiškas šlamštas. Bet trūks tik tą. Tai telefoną taip nusipirkti. Dabar jau bus neįdomi. Reikės kažkur stojinėti, prašyti ką pakraut. Išsikasė savo daug. Jo, bet trūkti kada kalyt pradėt. Bet jie iš tikrųjų tai žalia užnistas situacijas, tas Powerbankas, kad šitą obuolių šitą reik pasiimt. Tai va, jau 20 km tiesas dviračio taks. Bet aš žinau, kad dažnai ant žodžių vat man nepasibaigti tai dalyką. Krėslus kėvis milžinau. Jau šiandien su vėjai tai tikrai reikalų. Šitą va, parsiveš lauktuvui. Oi, kai ilgai aš čia myniau. Prieš to vėjai į kilometrą dar labai mažai te pasidarė. Visokiausių vėjų. Jau vėl iš tų dainų, kad nėra kur atrast pasidėt palapėn. Šio vakar pasak, kad jau buvo pamatyts Oskaras Vaildas, Tėno tiltas. Ir tik aš pamatau, kad žmonės su manim sutinka. Tai aš visada pradedu galvoti, kad greičiausia klystu. Tai kon tu, kad bežaidė disko golfą? Turbūt, kad nikad. Jau šiandien kojelis tropne gel. Tai va, čia į tokį veitą. Valka. Šita čia Estija, čia Latvija. Jau čia tropnu šią trans. Nemaža žmonių iš tikrųjų priėjo prie Mončio kelionėje paklausti, kur tu ten vara, kaip ten konto tam. O paskutinis pasirodo turėjo kitokių ketinimų. Nu šitą. Norėjau užverbauti, jehui visas da. Как Гитлер, а Гитлер капут давно, давным-давно. Va čia prie karo muziejaus tu bet trūka, kad tu iki kadrą sutikti su Hitleriaus Maikį. Tas kadras manim su Hitleriaus Maikį tikra pramaišė. Gražiai pasipuošė. Ne, rimta, čia tas tai tikra mano pramaišė. Gail, ką aš ant vėlą te pradėjau filmuoti, su geresnių bajų ir dar skaldį. Bet ir ganėtinai įdomi, nes aš dažnai nesuprantu, ar aš Estijo, ar aš Latvijo.
Bet tai te pasirodo šaumenas. Tai va, dar kokių idėjų. Jo, čia visai įdomių tokių. Užskaitau, tikrai užskaitau. Čia jau gerą vaizduotę ir turėti. Tai jau kas čia vaizduoja? Kai pagalvoju, kiek aš esu matęs tų paveikslų, tai pasitaik tikrai gerų. Короче, variau aš ten Hesburgerį. Ką pasikrauju ten ragėlį. Vaja, koks lamštas maistas. Nepaims lyg matavo nuo statulą, bet kas ant stuoks, nežinau. Gaila iš tikrųjų išvažiuoti iš tos Estijos. Bet va, bent jau suvenyrą radau. Nelabai, čia ant supras, kas čia kon. Tai kaip tau tai užbūna? Būtina man primink, kad jokių būdų nevaryčiau daugiau į Hesburgerį. Ir atsimint on vien gerą pavardę. Jo, ir Lietuva toks pavadinimas. Pakvasint bišką, ne? Taigi, sėdos porus. Nevažiuos aš tam porus. Va, čia tai jau sugalvojai. Gera idėja. Tada net apsunkę padarom. Vėjas man plaukus nupynė. Kažin, kaip ten iš tikrųjų seks tiem, kur avaris bučiaun. Bet čia tai, eitel ger pasitaikė. O čia dabar yra bus daug kilometrų palei Tonopį. Įdomu, kas unsa besiskaita. Ir dar ponas Vežlinis. Nemaža tikrai čia tų statulų. Aukštyn rankas. Šiaip tikrai tikroviškai atrodo. Žadėjai žiaurę kraujasiurbę kabinėtės. Savo valiutą. A čia tai buvo laika. Visiškas absurdas. Žinai, kas įdomiausia, kad aš net nežinojau apie šitą vietą. Atsitiktinai atvažiavau aš čia. Va ir dar biškį pakvasint. Mata, kiek daug žiūrovų. Totems. Tas apatins pačiausias. Čia irgi įdomu, kas čia toks. Norėjos kaip ir ilgiau pasilikti ten to veitalė. Bet kraujasiurbė buvo negailestingi. Va čia tai jo. Jau čia trop neatrodo. Mokykla. Kažkaip neapsisek man stovėjo skriptė. Prieš vėjai ir prieš vėjai. Miestas vėl didelis. Bet kažkaip aš jau įtariu, kad čia daug nebus ko pamatyti. Čia va per obelį skaitos. A tikra. Tai jo, miestas tikrai didelis. Bet parodyt nelabai parodyti. Tai vat, šiąnakt und Pils kalnas. Žodžiu, neįspūdingi tai konserva, bet vakar pranešė toks žmogus, kad
prisijėmi žmogų gyventi už ledo plakimą. Tai žiūrėsim šitą video. Tai linkėjimą tau. Bet čia net neritmetin, pasak. Čia iš tikrųjų prisijėmi žmogų, kad iš gero širdies atrodo. Į tau blemba, blakiuką prileido. Paskutinį čefyrą pakėtską gero. Bet nikap negali nuo tų blakių atsigauti. Jau šių laikų traktoristam, kažin nesutuik be pavažiuojat. Žodžiu, šiandien dar stipresnis vėjas. Tai gal sakyt veito važiuoju. Jau šiandien stovėjau, tai tikra maža motyvacijos ir minčių. Aš manau, tas lapčiorio čia pritinka. Ypatinga, kai aš neturiu ant dviračio stažą. Va, čia jau skaitau kažkas išskirtinčio kelionė. Ne, bet rimta. Aš sužavėjęs esu šitas. Čia kelionių sensacija. Tai kaip greičiausia, žina, kad tikrai nemažai žmonių to baimių varų. Ar tu viens iš ano? Gal tai šitą kuvarinis. Tai va, jeigu mažų vorų nebija, gal dėdėl bija. Ko gal pasakyti? Išskirtinė darbinė. Aukštą balą tikrą daud. Tai tikrai gerų reitėlį. Bet reik varyti iškart, kur ragil pasikrauti jau. Ir vėl užsikrauti obuolių. Ar jau laiks? Kol aš čia laukiu to savo pasikrovėjimą, prasklaidyti nuoboduliau. Taigi, visi turi teisę į savo tiesą. Tik ta iki tol, kol ta tiesa nėra mano. Jo, iš įdomesnio. Tai buvo planas šiandien būt kažkur maždaug prie Rygos, bet dabar tai jau labai to abejoju. Nes nu tas vėjas nepadeda, tikrai nepadeda. Baron. Dar viens radinys šio kelionė. Toliau skambių pavadinimų. Jau prasidėjęs linksmybės. Varau, aš čia tik reitelį užmačiau su stogeliu. Tai šį kartą kažką atsisakysiu, tai besilinksminti. Labirintą. Tai va, kur aš čia atsidūriau dar. Nesileisiu visgi aš čia su dviračiu. Ir jau lyn. Reik varyti ją. Nežinau, kodėl. Tik dažnai į akmenų pavadinimus yra įdedams velniaus vardas. Atrodyt, kaip ant kito neturėt kur gyventi, kaip akmenį. Tikrai labai daug akmenų esu matęs to va tokių dalykų. Čia tai jau į traselį. Atvaryti su neapkrautu dviračiu. Tai būtų wow. Jo, bet šitą kalvaradą tai tikrai galėtum patraukti. Tai kaip tau ten? Ar viskas gerai? Įtarvais, bus tikrai geras. Pasirodė čia galimybė užlipti ir tik tada
kad tas vagonėlis parvar. Ne, nelauks aš jau turbūt. Biški parestauravo, biški nebereikėjo. Kažką per nutrauks. Tikėjaus, kad čia bus mums daug įspūdingesnis. Va, tu iki čia veitelė. Gan įspūdinga, ką? Bet čia nelabai suprantu, kas čia kapčiakom paaiškė. Pagal planą nebuvo plano čia atsidurti. Mano manimu, tai nuostabiausia vieta viso Latvijoje. Bet, kada iš čia buvo buvęs. Bet, kažkoks lietus, da kažkas atseit, ir vat aš nusukau tiesiog link čia. Tai, turbūt pasąmoninga čia mane matė, nes, jo, jis dėliu dar čia bus gerų. Vakarą pasak, būk geras žmogus, reišk, sutik su manim, visas klausimas.